Oi, atsiprašau, vandenuką, blemba. Gerai, vandenuką. Gali čia mes. Matys, mes čia mes. Tik į kaktą. Labas vakaras. Labas vakaras, Dominikai. Labas vakaras, broliai. Iš rankų paspaudimo jaučiasi, kad vadovas. Tvirtas. Kaip Griežtas. Kokiai komandai vadovaujat? Vadovauju, aš netinkliniai prekybai Lietuvos. Ne Vulfsom. Ne Vulfs, ne, bet geresnė, žinokit. Geresnė. Turime taip pat 13 žaidėjų rinkoje, beje, šiaip labai faina komanda. Ačiū jiems visiems. Cecho vadovas, kepsnelio ir pusgaminio cecho vadovas. Mėsos ir kepsnelio cecho komanda, tai vadovauju kepsneliams. Tai kiek čia yra vadovų kepsnelėms? Vadovauju marketingo komandai, turiu būrį šaunių kolegų, bičiulių. Pardavimų. Vienai turbūt iš esminių kertinių, ko tik neparduodam. Mėšlą parduodam, viščiukus, produkciją, vištieną, marinuotą, keptą, šviežią, kokybišką, kito lygio. Kokia vadovo darbo diena? Dienotvarkė. Nuo kelintos valandos, nes Vaiberis mūsų cecho eina taip nuo 5 ryto, tai pirmą, ką patikrinu jo, kas atsitiko iš vakaro. Ir paskui ta darbotvarkė taip ir tęsiasi, pastoju online. Nu, atsikelti visų pirma, aišku, su gera nuotaika. Ir atsigerti kavutės, pasimti telefoną ir pradėti vadovauti. Kuo geri kavą, paskambina apsauga, sako, auditas pas jūs. Viskas, planai visi griūna. Kas yra geras vadovas? Nu, čia yra du skirtingi dalykai. Būt geram kiekvienam irgi negali būti. Geras vadovas turi suvaldyti komandą ir kad komanda darytų, klausytų, išklausytų, padėtų. Nu, aš esu geras vadovas. Tu tai čia vienareikšmiškai. Kruopštus, komunikabilus, charizmatiškas, ypatingas. Kada vadovas daryti nieko nereikia, tik tai atnešk, nueik, padok ir viskas. Nu, matot, čia galbūt geras vadovas, bet sąžiningas vadovas vis tiek šiek tiek ir dirba tuo pačiu. Vis tiek ant kilimo kviečiat? Retai. Aš toks labiau kaip Rimas, labiau šypsausi, Kurtinaitis turiu galvoj, paplekšnuoju prie petį, baruosi kaip vienas žinomas. Supratau. Tai jūsų tokia taktika pastatyti taip, kad nereikėjo ateiti bart. Taip norėtųsi, taip geriausia. Taip. Priimant sprendimus visada reikia išlaikyti tą pusiausvyrą. Griežtumo ir sąžiningumo. Kaip krepšinėje, žinokit, kiekvienas esam pasiskirstę savo atsakomybės, žinom, kurioj aikštelės pusėje dirbam, ką prižiūrim. Tai aišku, vadovai kartais reikia sukviesti visus, pasakyti, kaip tiksliai turi viskas būti, kur kam labiau pasitemti, kur kam labiau atsipalaiduoti galbūt. Kaip sutarėt su kolektyvu? Galvoju, kad gerai. Ką reikia turėti tokio... Žmogiškumą. Vienareikšmiškai. Taip. Kad tikėtų, kad eitų... Tikrai taip. Retkričiais reikia balsą pakelt. Nu, čia kaip visur. Kartais atstumai per Teamsus, tai nesigirdi ryšys, trukinėje pakeli tą balsą, tada girdisi. Čia grinai dėl techninių dalykų, ne dėl asmeninių žmogus. Tai čia nėra, čia pirmumoji žmonės, bet, nu, tai būna, tas balsas taip suvibruoja. Mylit savo darbą. Taip. Myliu darbą, bet čia yra jau pasekmės, o priežastis myliu, iš tikrųjų myliu žmonės, su kuriuom dirbu. Kas turėtų laimėti tą nominaciją metų vadovas? Kaip sakyti? Nes jūsų labai daug šešiese. Turbūt daugiausiai. Mes jau visi esam laimėtojai. Tarp tiek žmonių būti, tarp tam šešetuke, tarp tiek aukščiausio lygio vadovų. Čia nėra kalbos. Čia tas pats, kas į rinktinę papulė. Bet žino, Dominikai, ką pasakė vienas treneris Rimas Kurtinaitis? Ką? Tik tai yra viena vieta. Pirma. 2, 3, 4, 5. Ai, teisingai, jo. Tai tada aš turėčiau laimėti.